Nori pasisakyti, Alfonsas Miškauskas, prašau. Gerbiami kolegos, iš tiesų mes išklausim dalykišką kandidato į direktoriaus kalbą. Ir aš manau, kad pasirinkimas yra padarytas tinkamas. Tai yra žmogus iš verslo, kuris žino ne tik kaip teisingai išleisti pinigus, bet kaip ir juos uždirbti. O kada supranti pinigų vertę, tada ir juos leidi atsakingai. Kitas dalykas tai yra ilgametis vadovas, kuris dirbo ir tarybiniais laikais, ir šiais nepriklausomybės laikais. Ir supraskim, kada yra keli šimtai žmonių, kada milijoninės apyvartas, verslą suvaldyti nėra taip paprasta, suburti atsakingą komandą, kuris galėtų išgyventi rinkos sąlygomis be jokių dotacijų. O mes žinom mūsų valstybės mokesčių politiką, žinom kitus sprendimus, kurie išties neskatina verslui, kad jis gautų rezultatą ir leistų giliai šaknis. Kitas dalykas, pona Joną aš pažįstu kaip politiką galbūt. Aš tada irgi buvau tarybos narys, kada mes dirbom, kada biudžetas buvo 4 ar 5 kartus mažesnis, jam atėjus vadovauti, mes pajutom teigiamus gerus pokyčius. Ir aš tikiu, kad šitas žmogus, jeigu mes jam šiandien patikėsime dirbs administracija, ne tik tai klusniai vykdys priimtos tarybos sprendimus, bet įrodys iniciatyvą. Administracija, jinai yra tokia bejausmė, bekūnė, jeigu nekelia savų tikslų. O mum politikam, kurie mes čia esame išrinkti, turim teisę arba pritart, arba nepritart, arba dalinai pritarus kažką priimti, taip kad mes iš jų lauksime ne tik tai vykdymų, bet ir aktyvumų. Tai aš siūlau palaikyti šitą kandidatūrą. Ačiū, ar būtų daugiau norinčių pasisakyti? Daugiau norinčių pasisakyti nematau. Taip, prieš pradedant balsavimo procedūrą noriu pasakyti, kad pirmiausia balsuosim už pateiktą sprendimo projektą, taip kaip aš jį įvardinau. Bet diskusijų ir klausimų metu iškilo pasiūlymas iš tarybos nario Bronislavo Liutkaus siūloma buvo nustatyti 30% pareiginės algos dydžio priemoką, tai aš tiesiog noriu pasiteirauti, kad tiksliai matyčiau, kas palaiko tokį siūlymą, nes reikia tarybos 3 narių, kad būtų galima balsuoti. Tai ar yra tokių Bronislavas Liutkus, taip matau rankas keliančius tarybos narius. Tai pirmiausia, mes balsuosim už sprendimo projektą. Jeigu sprendimo projektas yra, nori pakomentuoti situaciją, Arvydas Gasys, taip. Ne, tai jūs, gerbiamas merė, čia ne vieno Bronislavo Liutkaus buvo ir mano pasiūlymas, kad neskirt kol kas. Kodėl jūs čia Bronislavo Liutkų įskiria, o Gasio pasiūlymą kažkaip tai numatyti. Tai gerai, Arvydai, aš pasiteirausiu, nes kai Bronislavas Liutkus siūlė, tai aš mačiau linkstančias galvas, tik tai nepakeltas rankas. Tai buvo dar vienas pasiūlymas atsisakyti visiškai priemokų numatytų sprendimo projektą, kurie šį siūlymą iškėlė tarybos narys Arvydas Gasys. Ar būtų palaikančių tokį siūlymą? Matau palaikančių. Tai visgi, kolegos, balsuosim pagal įprastą tvarką už sprendimo projektą. Jeigu sprendimo projektas bus priimtas, kitų alternatyvų mes nesvarstysim. Tai dar kartą paviešinu 6. paskutinį tarybos darbotvarkės klausimą dėl Jono Klemenso Sungailos paskirimo rajono savivaldybės administracijos direktoriumi. Vadovaudamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi 9 punktų ir 29 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi 6 punktų, 26 straipsnio 1 dalimi 1 punktų, atsižvelgdama Jonavos rajono savivaldybės mero teikimą ir Jono Klemenso Sungailos prašymą, Jonavos rajono savivaldybės taryba nusprendžia skirti Joną Klemensą Sungailą rajono savivaldybės administracijos direktoriumi lygis A kategorija 17 nuo, pabrėžiu, 2011 metų balandžio 27 dienos tarybos įgaliojimų laikui, nustatant jam 20% pareiginės algos dydžio priemoką. Tai kviečiu visus tarybos narius balsuoti už šį tarybos sprendimą.
16 tarybos narių balsavus už, prieš balsavus 9 ir nesusilaikius nei vienam, o 2 nebalsavus, tarybos sprendimas priimtas. Sveikinam naują išrinktą savivaldybės administracijos direktorių Joną Klemensą Sungailą.